Sveiki, esu Rasa, tyrinėju žmogaus vidinio pasaulio ir kūno ryšį. Ir šiandien noriu pasidalinti tokiu triuku, tokia gudrybė, kaip neperšalti, kai neplanuotai jums reikia patekti aplinkybės, kur skiriasi oro temperatūra. Pavyzdžiui, išeinate išdulkinti kilimėlį į balkoną ar ne iš kambario, neapsirengėte. Dažnai peršala žmonės. Kai, pavyzdžiui, pabėga jūsų gyvūnas nenumatytai ir jūs bėgate į lauką jo gelbėti, neapsirengęs. Pavyzdžiui, jeigu jūs nesitikėjote, kad jums reikės oro uoste eiti į lauką, važiuoti autobusu, o tikėjotės, buvote lengvai apsirengę ir tikėjotės šiltai per rankovę iš terminalo patekti į lėktuvą. Taigi, jeigu įvyksta nenumatytos aplinkybės, kad jums reikia patekti į tą vėsesnę ar karštesnę aplinką, rekomenduojama fiksuoti dėmesį kūne. Žinoma, yra tobula, kai visą laiką tas dėmesys kūne, bet tikrai nepavyksta jo visą laiką išlaikyti. Tai ypatingai, kai keičiasi oro temperatūra, fiksuokite dėmesį kūne, jauskite, kaip jūsų oda jaučia pasikeitusią temperatūrą, tyrinėkite, jauskite ją. Stenkitės kuo labiau būti atsipalaidavę ir jauskitės, lyg būtumėt kūno viduje, o oda lyg jūsų yra šarvas ir jinai ir apsaugo jūs. Tas dėmesys lyg ir yra jūsų apsauga, kai jūs jaučiate, kaip jūsų kūnas reaguoja, ką jis jaučia. Tai čia ir yra visas stebuklas, visa alchemija. Ir kai fiksuosite dėmesį kūne, jūs būsite apsaugotas. Žinoma, nerekomenduoju eksperimentuoti, eiti neapsirengus, kai labai šalta, tiesiog esant kažkokiom nenumatytom aplinkybėm, tai jums yra pagalba, kad neperšalti. Fiksuokite dėmesį į savo pojūčius, į savo kūną. Būkite sveiki ir laimingi ir saugokite save.